neišpasakytą turtą, laimę gyventi. Daugelis žmonių išbarsto tą laimę, paprasčiausiai akcentuoja kažkaip blogąją pusę. Aš nežiūrint visų tų savo nesėkmių ir viską, aš manau, kad aš blogai dirbau savo darbą, todėl aš ir kentėjau, todėl aš dabar stengiuosi darbą padaryti tikrai iš širdies ir daryti, kaip aš bent sugebu ir kad man nebūtų tikrai gėda sapnuoti Dievus kokius sapnus, ar dar aš tiesiog kažkart su kiekviena diena vis laimingesnis daraus, nes aš turiu didelį turtą. Aš sutikau gyvenimą labai daug gerų žmonių. Sutikau jūs, sutikau Gintautą su Laisvė, dabar savo visą galvoju turbūt apie naują kokį nors, arba šiaip tą tokį nuostabų konstrukcinį darbą. Aš galvoju apie knygas, jūs gal galvojat, ką jūs pagalvosit grįžę. Trečias, dar kažką, bet visa tai yra neatsitiktina. Mes tikrai nuostabiai gražiai susitikom prie šito stalo, nesvarbu. Bet žiūrėkit, kai kiekvieną rūpešį, vieniem reikia eiti sanatoriją valgyti, kitiem jūs kantriai sėdit, reiškia, laukia, trečiam dar kažkas, reiškia, iš tos susijaudinimų viršau net rūpinės arba nekėlės partija pirmoji taivoj. Visą tai reiškia, dar turėsiu kažką tai dirbti. Tai reiškia, turėsiu dar stipriau, nes, kai aš taip galvoju parodyti tokias koncertinės galingas programas, reiškia, grojimo tokio pusiau akustinio, tai turėsim dar darbo, tai va. Ir aš atliksiu tą dainą aukštyn.